šviesios atminties gydytojas, gerontologas Medardas Čobotas, žinodamas, kad senatvė ne liga, sugalvojo, kad reikia senjorus apjungti ir įkurti 3 amžiaus universitetą. Prieš 30 metų, įgyvendiname savo idėją, sukvietęs aukštųjų mokyklų rektorius, įkūrė 3 amžiaus universitetą. Tai yra institucija teikianti suaugusiems neformalų švietimą. Šiandien šitas teiginys mūsų netenkina. Šiandien 3 amžiaus universitetas tai nėra institucija, tai yra pilietinių asmenų, pilietinių žmonių judėjimas. Tai yra įsiplėtęs judėjimas, tai yra kuriantis socialinį kapitalą, tas socialinis kapitalas, kuris diktuoja demokratiškumą visuomenės bendruomeniškumą. Ir šiandien sunku įsivaizduoti, kas būtų mūsų pagyvenusiems žmonėms, jeigu nebūtų šito erdvės. Aš kalbu drąsiai, tai ne institucija, tai erdvė, kurioje kiekvienas gali atrasti save. Mes visi senstam, nuo jos mes nepabėgam, bet galima senti kokybiškai, išbūti ilgai brandiems, amžėjantiems. Šiandien mūsų žmonės nemėgsta žodžio pensininkai, nemėgsta žodžio senti, amžėjam. Mandrai amžėjam. Ką reiškia? Brestam. Bresta mūsų patirtis, mes patys brestam, bet kaip brestam? Kokybiškai brestam. Ir ta erdvė, kurioje mes brestam, yra labai dėkinga. Kiekvienas suranda save. Kada žmogus pradeda senti, kada jis yra nereikalingas. 3 amžiaus universitetuose visi mes esam reikalingi. Kiekvienas su savo patirtim, kiekvienas su savo poreikiais. Ir šiandien mes esam taip išaugę, vien Medardo Čoboto mūsų universitete baigė mokslo metus 2500. Respublikoje mes šiandien turime apsijungę 55 universitetus. Arti 16 tūkstančių senjorų. Įsivaizduojat, kokia mes jėga. Kiek tai yra patirties, kiek tai yra noro, kad mūsų valstybė būtų gyvybinga, kūrybinga, drausminga. Mes pasižymim dar kuo, 3 amžiaus universitetai. Mes pasižymim atsakomybės jausmų. Mums labai svarbu atsakomybė. Mums labai svarbu pozityvumas. Mums labai svarbu kūrybiškumas, organizuotumas, todėl neatsitiktinai mes pagal poreikius esam susiskirstę į 12 fakultetų, 5 meno kolektyvai, šokių studija, choras, vokalinis ansamblis, o sportas, universiadas su didžiuliam pajėgumai organizuojama respublikinės universiados, organizuojami respublikiniai festivaliai. Tai mes nešam kultūrą. Ir noriu pasakyti, kad mūsų tas 3 amžiaus universitete kiekvienas žmogus yra pastebėtas ir priimtas toks, koks jis yra. Kiekvienas yra išklausytas ir išgirstas, ir kiekvienas mylimas ir reikalingas. Būkime visi 3 amžiaus universitetai, išeikim iš tų užpečių ir junkimės į bendruomenės, kuriuose gera ir smagu gyventi.